Dažniausias klausimas. Įsteigiau įmonę, tokia ir tokia veikla, kokią buhalterinę programą rinktis. Buhalterinės apskaitos programos nėra skirstomos pagal veiklą. Jos nėra skirstomos pagal įmonės statusą. Ar tai UABas, ar mažoji bendryja, individuali veikla, ar žemės ūkis. Esu girdėjusi, kad žmogus įsigijo buhalterinę programą ir susikūrė dvi duombazes. Viena buvo įmonės duombazė, o kitoje tas žmogus vedėsi savo asmeninius finansus. Buhalterinės apskaitos programos skiriasi tuom, kad vienos turi mažiau funkcionalumų ir mažesnį ataskaitų rinkinį nei kitos. Jeigu programuose nėra algų, ilgalaikio turto, kuro apskaitos modulių, be jų galima apsieiti ir sumą susivesti į DK operacijų žurnalą. Šių modulių prireikia tada, kai norima išgauti papildomų ataskaitų. Visos apskaitos programos, kurias galite rasti internetiniuose puslapiuose, turi tos pačius žurnalus. Pirkimai, pardavimai, kasa, bankas, DK operacijos, bendrasis žurnalas. Neturėdami papildomų apskaitos modulių, jūs vis tiek galite susiformuoti pagrindinės ataskaitas, didžiąją knygą, balansą, pelno nuostolių ataskaitą. Taigi čia ir slypi atsakymas į klausimą, kokią buhalterinę programą rinktis. Pirkimus, pardavimus, kasos ir banko operacijas, mokesčių priskaitimus jūs susivesite turėdami tik bazinį modulį. Turėsite pilną apskaitą su minimaliu ataskaitų rinkiniu. Klausimas kyla, kokių papildomų ataskaitų jums reikia, kokių funkcionalumų tikitės, kokios integracijos turėtų būti programoje. Bet turėkite omeny, kad nuo to kyla ir programos kaina. Reikėtų pasidomėti, ar yra galimybė iš pradžių įsigyti programos branduolį, o laikui bėgant pagal poreikį prijungti papildomus modulius ar įsigyti tam tikras integracijas ir kiek tai kainuotų.